Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt, sveikinu su geru oru, su vasara ir šiandien jums noriu pristatyti mūsų naujausią gaminį elektrinį triratį M20R. Štai matote, kiek daug yra iš ankstinių užsakymų, visus šiandien suruošėme, supakavome, mūsų meistrai surinko, ištestavo, sureguliavo stabdžius ir visus mechanizmus, kuriuos netrukus jums pristatysiu, dėl ko šis produktas yra toks populiarus ir kodėl yra jo tokia gera kaina. Kaip matote, turime raudonos ir smėlinės arba kitaip vadinamos kavos su pienu arba net kapučino spalvos modelius. Dėl ko jie tokie populiarūs? Kaina yra tik 1150 eurų, tai yra super tiesiog. Kainos kokybės santykis yra labai geras, o jūs gaunate 1000 W variklį, kuris veiks visas įkalnes. Taip pat 20 ampervalandžių baterija, kuri leis įveikti iki 60 km atstumą, na ir daugybę kitų privalumų, kaip 3 daiktadėžės, priekinis, galinis bėgis, 3 greičio limitai, trumpos, ilgosios šviesos, posūkių signalai, garso signalas, rankinis stabdis, antras rankinis stabdis, kojinis stabdis. Trečia sėdynė. Galima pavežti mažą labai pilietį, kuris įsikiptų į tokias rankenėlės, bet galbūt anūką pavyzdžiui. Na, o kur yra antra sėdynė? Taigi čia yra pagrindinė sėdynė, bet jeigu mes paspaudžiame tokią svirtelę ir ją atstumėme atgal, ir štai čia pasidaro šitas triratis. Vienas žmogus, antras ir netgi trečias, pavadinkime, nuo 1 iki 3 keleivių gali važiuoti. Taigi vienas keleivis važiuoja gale, vairuotojas sėdi priekyje ir vairuoja, na, ir susideda savo pirkinius į priekinį krepšiuką, kuris taip pat yra komplekte. Čia randame lietuvišką instrukciją su visais nurodymais. Gedimų procentas yra tikrai mažas šių transportų. Be abejo, detalės turime visas pas save servise, mūsų meistrai dirba ir remontuoja visus elektrinius transportus, taigi padėsime jums bet kurioje bėdoje. Taip pat po šią sėdynę mes turime daiktadėžę. Gili daiktadėžė, ko neturi panašus modeliai. Tai yra naujausias dizainas šio modelio, kurį sukūrėme būtent mes savo klientams, nes jūs pažįstame jau virš 10 metų ir žinome, ko reikia Lietuvos klientam, Lietuvos senioram. Atstumėme sėdynę atgal į priekį, ateiname iš galo ir čia randame žibintus, posūkiai, irgi taip pat yra šiuose žibintuose. Ir dar viena daiktadėžė. Štai, čia yra įkroviklis, pademonstruosiu. Štai tokio dydžio įkroviklis. Įkišame vieną į elektros rozetę paprastą, o kitą galą į triračio priekyje pademonstruosiu, kur yra krovimo lizdas. Taip pat yra kažkiek atsarginių varžtų, atšvaitų, kur galite užsiklijuoti, kur jums patinka, bei veidrodėlių dėžutė šiuo atveju, bet veidrodėliai yra jau užmontuoti. Taigi, komplekte gaunate 3 daiktadėžės, veidrodėlius, kurie būna supakuoti transportavimo metu, kad būtų nepažeisti ant paletės. Ir be abejo, ant paletės išsiunčiame šiuos triračius tiesiai į jūsų namus. Galite atvykti pas mus į saloną Vilniuje ir juos išbandyti, visą laiką jų turime vietoje. O jeigu norite, įsigykite internetu ir juos pristatysime per 1-2 dienas į jūsų namus. Krovimo lizdas yra va štai čia pačioje, atsidaro dangtelis, kuris apsaugo nuo lietaus ir įkišame į kroviklį. Po šią mažytę sėdinytę. Jeigu pademonstruoti, kaip atsilenkia sėdynė dar kartą, tai va. Atsisėdam čia ir matome panelę, kurioje viskas yra aišku, ready, reiškia, mes pasiruošę važiuoti. Jeigu paspaudžiame posūkį, indikacija rodo, kad įjungtas kairysis posūkis. Čia yra baterijos indikacija, 4 iš viso padalos, paskutinė yra raudona, todėl kad tai yra paskutiniai 25% likę, jeigu visos kitos žalios padalos jau nedega. Čia matome kilometražą 0000 ir kad įjungtos ilgosios šviesos. Išjungus ilgasias šviesas lieka gabaritai ir šviesų indikacija neveikia. Na, o čia turime dešinėje pusėje D, tai yra važiavimas į priekį, o R, tai yra važiavimas atbulomis. O gazas yra kaip motociklo, štai va tokia svirtelė spaudžiasi čia. 3 greičio limitai, jei leisim padidinti galią. Daugumai klientų užtenka 1 greičio limito. Su 3 tikrai įvažiuosite į bet kokį kalną. Na, priekyje įmontuoti taip pat posūkiai, kojinis stabdis, kaip jau minėjau, rankinis dabar užtrauktas, dėl to akceleratorius ir neveikia. Jeigu aš paspausiu svirtelę, rankinis atsitraukia ir jau jis važiuoja į priekį, o paspaudus R važiuoja atgal.
Ir dar vienas svarbus niuansas, kalbant apie M20R ir dažniausiai visus kitus triračius arba keturračius, turime daugybę pasirinkimo, tai yra signalizacija. Mes galime užrakinti triratį, paspaudę spynelę, kažkas jį pajudinus, jinai kauks. Jeigu pajudins stipriau, tada jau signalizacija įsijungs pilnu garsu, paspaudžiame atrakinti spynelę. Tai yra raktelis užvedimo. Viskas labai paprasta naudotis, mes galime užvesti triratį štai taip ir įsijungia ekranas, arba paspausti žaibuką. Žaibuką paspaudus, rakto net nereikia. Taigi paspaudžiame mes žaibuką, vidurinį mygtuką ir triratis įsijungia. Taigi galima važiuoti be rakto sistema. O signalizacija naudoja šiek tiek baterijas. Todėl ir transportavimo metu, kai pristatome šias siuntas jums, ir jums rekomenduojame, kai ilgai nevažinėjate, daugiau nei mėnesį, pasilenkti šitoje vietoje, surasti štai šitą skylutę ir ten mes matome elektros saugiklį ir jį tiesiog išjungti turime. Tuomet jau triratis išvis bus atjungtas ir paruoštas sandėliuoti žiemai ar transportuoti kitur. Taip jūs išsaugosite gyvybingus savo akumuliatorius ir jie nesuges. Taigi nepamirškite tą daryti, kai ilgiau nei mėnesį nevažinėjate. Teorijos nemažai, tačiau pabandome tai parodyti praktikoje, pasiėmame vieną iš šių triračių ir atlikime bandomąjį važiavimą. O iš mūsų patirties klientai, kuriems yra ar 80, ar 90 metų, net ir 100 metų, jie išmoksta naudotis šiais daiktais per 1 valandą arba dar greičiau. Taigi viskas labai paprasta. Taigi pasukame raktelį, triratis įsijungia ir mums belieka paspausti akceleratorių ir važiuoti. Sukame akceleratorių, esame pasidėję ranką prie stabdžių, jeigu ką, koja irgi pasiruošę sustabdyti ir drąsiai važiuojame. Stabdis paruoštas, veikia puikiai, mūsų meistrai viskas sureguliavo. 1, 2, 3, važiuojam. Oho! Tai, ir dažnas klausimas, kodėl rinktis triratį, o ne keturratį? Turime ir triračių, ir keturračių, tačiau yra šiek tiek skirtumų. Triračio pliusas yra tas, kad jo apsisukimo kampas yra labai didelis. Kai bus 4 ratai, priekis galbūt bus stabilesnis, bet apsisukimo kampas bus ženkliai mažesnis. Ir tie produktai yra populiarūs, kurie jums patinka labiau, tuos ir išsirinkite. Mūsų salone yra daugybė pasirinkimo. O mitas, kad triračiai virsta ant šono, yra tik tai mitas. Esame girdėję tai per 10 metų, gal 1 ar 2 kartus iš savo klientų. Pasižiūrėkime. Amortizatoriai veikia puikiai ir pirmin. Ir žvyra taip pat važiuoja puikiai. Tokie akmenys tikrai aštrus, bet nejaučiu jokio diskomforto, tiesiog važiuoju komfortiškai savo, ramiai. O jeigu pasižiūrėti, kaip atrodo važiavimas sėdint ant pirmosios sėdynės, taigi atstumėme galinę, pasidarome čia sėdynę ir važiuojame. Be abejo, nebėra atlošo, bet galiniam keleiviui yra atlošas, jis gali jaustis kaip tikras ponas. Ir dar vienas patarimas dėl stabdžių. Čia yra viskas labai paprasta. Būgniniai stabdžiai, taigi pasilenkime ir pažiūrėkime, kaip juos patempti. Jeigu norisi šiek tiek efektyvesnių ar stipresnių stabdžių ar šiek tiek padilo kaladėlės, štai va čia yra tokie veržlytės ir jas net su rankomis galima paveržti laikrodžio kryptimi, tai reiškia prisukti ir stabdžiai sutvirtėja, susiveržia. Ir tuomet, jeigu jau stumiant liečia, tai šiek tiek atsukti. Bet jeigu neliečia kaladėlės, nėra jokių garsų, galite pasiveržti ir jūsų stabdymas bus efektyvesnis, sureguliuotas pagal jūsų svorį ir tai padaryti, kaip matote, ypač paprasta net be jokių įrankių, tiek priekyje, tiek gale. Taigi, užtraukiam rankinį stabdį, paspaudžiame mygtuką, kad būtų saugu. Jeigu norime, galime tai padaryti ir abiejose pusėse, tai tikrai niekas jo nepastums. Priekinė amortizacija dirba puikiai, daliniai amortizatoriai taip pat dirba puikiai. Ir noriu pasakyti, kad laukiame jūsų, užsukant į Riedis.lt saloną, užsukant į mūsų internetinius namus www.riedis.lt, o jeigu reikia, parašykite mums elektroninį laišką labas@riedis.lt arba paskambinkite mūsų telefonu 0633 77 888. O be abejo, su neįgalumo pažymėjimu taikome 5% PVM lengvatą vietoj 21%, tad ir nemažai sutaupysite, jeigu tokį turite. Iki kitų susitikimų, ačiū, kad žiūrėjote ir gerų važiavimų su Riedis Electric M20R modeliu. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki.
Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.